50 metodas. Išplėtus savo sąmonę per praeities ir ateities dabartyje visą informaciją įgyjama prisikėlimo ženklų. Reikia taip išplėsti su savo sąmonė visą praeities ir ateities informacijos ryšius dabartyje taip, kad jūsų sąmonė visą šią informaciją suvoktų realiu laiku. Ir jūs tikrai žinosite, kad tokia sąmonė yra platinama praktiškai visur, tiek laike, tiek erdvėje. Tada prisikėlimas įvyks tiksliai taip, kaip norite. Perskaitę visus šios metodus nuo pradžio iki galo, visoje knygoje jie susėti su pagrindiniais prisikėlimo principais ir pritaikę juos praktikoje gausite specifinį įrankį prikelti žmonėms. Jie taip pat gali būti naudojami sveikatos atkūrimui arba atkurti bet kokį informacijos objektą arba įvykius. Tačiau pagrindinis jų tikslas yra išgelbėti žmones nuo pasaulinio sunaikinimo grėsmės. Todėl jūs turite nuolat turėti konkrečią mintį, kad jūsų veiksmai yra skirti išgelbėti žmones nuo visuotinio sunaikinimo grėsmės. Grigorijus Grabovojus iš knygos Žmonių prisikėlimas ir amžinas gyvenimas nuo šiol taps realybė. Dabar visi klausytojai, skaitytojai ir šiaip informacijos ieškotojai per savo sąmonę perleisime praeities ir ateities informaciją dabartyje. Visa COVID viruso paimta informacija iš praeities, galimybių pasų informacija ir ateities informacijos įvedimas apie žalią energetinį pasaulį dabartyje. Pastatom visi tikslą – visuotinas žmonijos prisikėlimas. Pirmas – apsaugoti žmoniją ir planetą nuo globalinės katastrofos. 888 918 491 648. Ir normuojame visą praeities paimtą informaciją paobrazui padobį į Bogą. Antras tikslas – žmonių prisikėlimas. 8 2 7 5 4 3 2. Ir taip pat normuojame kiekvieno žmogaus pažeistą sąmonę tam, kad prabustų, prisikeltų ir gyventų amžiną gyvenimą. Trečias tikslas – vakcinų neutralizavimas visame pasaulyje. 172 395 19. Ir normuojame visų vakcinų žalą visame pasaulyje. Viruso bakterijai šalinti. 542 1427. Video sudarė Sigutė pagal Grigorijaus Grabovojos metodiką. Ačiū.